Nu, va, tikiuosi šiandieną laivas pasiseks. Tai luktelsim tada, kol Vilma prisijungs. Ir pradėsim nuo pradžių. Nes dėja laivas neišsisaugojo po vakarą, kas yra gaila, ir jisai dėja nutrūko. Link pačios pabaigos mes daugiau negu pusę apsitarėm, pasišnekėjom ir likus 3 klausimam iki pabaigos vakar nulūžo visą metą. Tikriausiai daug kas turėjo tą pačią problemą. Nei Facebookas, nei Instagramas, nei Messengeris neveikia. Aš labai viliuosi, kad šiandieną viskas veiks ir nebus jokių trūkdžių. Laukiam. Antras kadras. Antras duris, labas rytas. Oi, negaliu. Toks juokas, man šiandien galvoju, kaip tyčia, krūva reikalų, žinai. Vakar galvoju, jau čia viskas tvarkoja, žinai. Kurjeris skambina, tai bus rytoj nuo mūsų laikų 9. Tikrai, o kito laiko nėra, ne? Nu, gerai. Gerai. O pas jūs kurjeriai laiko atvažiuoja? Nu, žinai, parašė, žinok, mano laiku po 9:10, žinok, tikrai. Šiandien kaip aš mistiškai atrodo per tą žaliuzės. Nes pas mus su kurjeriais, su pristatymais, tai ta prasme parašo, kurjeris atvažiuos tarp 12:15 ir, pavyzdžiui, 16:15. Nu, matai, čia brangioliai vežė į Lietuvą siuntinį. Va šitas mano gražuolės. Truputėlį kitaip, žinai. Tai va, bet žodžiu, anyway. Kartojam antras dublis. Toks juokas paeina. Tai šio penktadienio perkelto į šeštadienį. Toks rytinukas, žinai. Atsiprašau. Nu nieko, ką darysi, čia tikriausiai taip turėjo nutikti, su technologijom nepakariausi. Taip būtų, bet galėjo ir kitą laiką pasirinkti, žinai, arba palaukti, galbūt. Tikrai taip. Tai, žodžiu, tai dar kartelę pristatau Vilmą, kaip Wildly Woman, dar kitaip žinoma, dabar kūrybinių vizijų architektė, žmogus, kuris kūrė kūrinius ir, ta prasme, pas tave viskas yra per patirtį. Tavo kūryba apima ir muziką, ir tekstus, ir vizualus, ir psichologiją, saviugdą, tą tokį gilų lindimą į save.
Ir dar prie viso šito, visi tavo tie tokie kūriniai, ypač va, tie vizualai, kaip mačiau, yra su dirbtinio intelekto pagalba. Tikrai taip. Taip. Viskas. Na, aišku, ne nuo minties, bet nuo to, kaip jau tas mano įrankis, tai taip, pagrindė yra dirbtinis intelektas. Nu, tai smagu. Dar palauk, ką tu ten dar tiksliai darai, galvoju. Dainų tekstai, ne? Taip. Melodijos, vizualai. Dar be muzikos turi ir savirefleksijos metodikos knygų seriją, neišpasakotas istorijas. Mano kūdikėliai 3, pagrandukai mano. Tai iš tiesų šiandieną tada ir pasikalbėsim dar kartelį apie tavo kūrybą, apie to paties dirbtinio intelekto integravimą į kūrybą, sakykime, ar tai yra vertinga, tai yra naudinga, pasidalinti savo patirtim ir be abejo tavo tos neišpasakotos istorijos. Taip. Kas tai, apie ką tai, kodėl, vakar taip įdomiai pasakai, bet žodžiu. Yra tas vietas, ne? Šiandien visi bus geriau. Taip. Tai tada pradėti nuo šitų pabirušių, kur vakar baigėme, ne? Ne, pradedam, žinok, viską iš naujo. Viską iš naujo, okei. Toliau. Tai pristačiau tave kaip iš tiesų labai tokį, kaip čia, žmogų, kuriame telpa labai daug. Ne? Ar yra kažkas, ką dar galėtum apie save pridėti? Dar be visos šitos kūrybos, tai yra mano kitoji pusė. Tai yra, esu 2 pakopos reikimeistrė ir šiuo metu dar gilinuosi į traumų paleidimo konsultavimą, tokį kaip coachingą. Tai čia irgi toks dalykas, kurį jau irgi nusprendžiau kartu prikelti, nes man tai tiesiog, aš visą laiką žinai, iš jautimo, bet ką aš pajuntu, o reikėjo jau prieš 9 metus yra baigta, tai galvoju viskas va to pačiu, nes man tai padeda dar giliau eiti į tas savo gelmes, kad galėčiau dar labiau ištransliuoti viską. Tai dar būtų toksai, tai jau dabar jau tikrai visos funkcijos paminėtos. Dar ir, esu ir rašytoja, esu parašius knygų. Štai, pavyzdžiui, šitoji tai yra mano knyga, kurią realizavau nešiodama savo vizijoje 22 metus. Vis skaičiau scenarijų. Jo, tai čia toksai kaip romanas su trileriu ir ten pilkų atspalvių tokių prieskoniukų, žinai. Tai paskui šita. Vizualai beje irgi mano yra kurti. Šita tai yra apie tai, kaip aš išėjau iš savo toksiškos santuokos. Tai yra toksai kaip įkvėpimas. Ir šita man tiesiog patiko dėl vizualo. Galvoju, parodysiu tą pačią. O čia yra istorija, iš tikrųjų mane labai taip įdomiai pagavo. Aš žinok net nekuriu. Jos pačios ateina pas mane, taip tiesiog, žinai. Ir pavyzdžiui, šita tai yra apie tai, kai viena moteris, kuri užima labai aukštas pareigas, kuri turi absoliučiai viską, ten draugės, ten vakarėliai, ten prabangų šopingai panašiai. Ir po vieno verslo sandorio jinai padaro ten, įvažiuoja į žodžių miesto gėlyną. Ir ją teismas priverčia sumokėti baudą ir atlikti 12 Minesotos žingsnelių, žodžiu, nes jinai turėjo problemų su alkoholiu. Ir visa ta kelionė, tai visa transformacija, kaip jinai staiga iš to aukštumos patenka ten, žinai, kur mirtingieji tokie, kur yra visiškai kitas sluoksnis, tai žodžiu, tas išgyvenimas, jos vidinis suvokimas ir pamatymas kito pasaulio. Tai va. Tokios žmogiškos istorijos. Taip. Aš man patinka tas toksai labiau ta realybė, negu ten fantastika, mistika, gal, net tai nėra mano sfera, bet tokie, kur į tą jausmą, į tą gilį, tai labai. O šiaip visada buvai kūrybiška, ar kūryba pas tave atėjo kažkokiu gyvenimo tarpsniu? Jinai pas mane gimė. Kartu su manimi jinai gimė. tą pačią minutę. Ir, sakau, kaip ir vakar minėjau, žinai, mama sakė, kad tas mano kalbėjimas ir ta mano fantazija, tai kaip mama sako, aš taip laukiu, kol tu pradėsi kalbėti ir tu kai pradėjai kalbėti, aš galvoju, Dieve, bent 5 minutės tylos, aš maldauju tave, žinai, bet aišku, aš taip nežinau.
Bet šiaip, kaip leisdavau vasarą pas močiutę kaime, tai mama ir sako, nu, man niekada nereikėjo galvoti, kur tu esi, nes aš išeidavau į kiemą, tai jinai dainuoja prie serbento krūmo, tai jinai ten kažką kalba ten triobels ten ir visą laiką aš būdavau tokiam savo fantazijų pasauliu. Tai va, ir paskui nuo 7 metų pradėjau rašyti eilėraščius, gilintis ir va, nuo 16 metų aš pradėjau kažkaip bandžiau rašyti knygą. Tai va, tai tik tai realizavau ją būdama 39 metų. Tai va. Viskam ateina savas laikas. Taip, tikrai taip. Ir tavo kūryba šiaip pati yra labai įvairialypė. Muzika, tekstai muzikai, vizualai, knygos. Kas visą tai jungia? Kur va tie klijai? Žinai, gal tai šita visa kūryba tai yra, kaip aš sakau, mano pokalbis su pasauliu. Bet žinai, bet tas toks noras kažkaip perduoti žinutes, noras, kad klausytojas, skaitytojas arba žiūrovas sustotų ir ne tai, kad žiūrėtų paviršium, bet pritempti į tą truputėlį į gilumą. Truputėlį pažiūrėtų per savo to vidinio pasaulio prizmę, žinai, kad labiau pajusim kažkaip. Tai visą tai tas ir jungia, tai jausmas, emocija ir noras į tą žmogaus vidinį pasaulį truputėlį iškelt refleksiją į kažkokį klausimą, kad jisai susimastytų, sustotų ir pagalvotų. Jo, rezonuoja, kažkaip kitaip. Jo, nes tu minėjai, kad tavo tikslas yra ne kaip sakant, tas populiarumas, kad čia dabar, žinai, influencerė, arba tave ten visi atpažįsta, arba tu ten turi milijonus sekėjų. Bet ta prasme, ta kūryba iš jausmo, iš emocijos, kas yra tikra. Taip. Ir niekada, žinok, nebuvo siekis eiti užkariauti tas mines, arba kurti, kas yra ant bangos, arba, sakau, su algoritmu niekada nebuvau bestė, nes mano tikslas nėra tai. Taip, aš tikiu, kad tas paviršutiniškumas, tas toks, žinai, keliamas turinys, kuris nereikalauja jokio mąstymo, tai mūsų, šiam laikotarpiui taip, jisai greit suvartojamas yra. O man priešingai, gal dėl to, kad ir vaikystėje girdėdavau, tau tai kaip ne visiems. Bet žinok, iš tikrųjų, man tikrai ne kaip visiems, žinai. Ir šita mano savybė, mano šitam visam kūrybos kely, tai yra pati stipriausia. Nes man patinka daryti taip, kaip ne visiems. Man patinka eiti prieš tai, kaip pasakytų, dabar kurt viską apie obuolius, nes tai yra ant bangos, tai tada išpopuliarinti, žinai, ten atnešti šlovę ir panašiai. Aš kursiu viską apie dilgėles, iš principo. Nes aš žinau, kad kurdama apie dilgėles, aš pritrauksiu savo auditoriją, nes tikrai pastebiu, kad yra daug žmonių, kurie jau pavargę nuo tų paviršutiniškų dalykų. Ir žinai, bet aš kaip sakau, niekada nesifokusuoju į tuos laikus, į širdeles, nesakau, kad man tai yra vienodai. Toli gražu taip nėra. Bet aš žinau, kad yra tų slaptųjų stebėtojų ir kartais aš gaunu asmeninės žinutės su padėka ir tai būna toks kosmosas, galvoju, bet taigi tu, nei po vienu mano postu, jokios reakcijos, nei komentaro, nei laiko, nei pasidalinimo. Ir kai parašo tokią žinutę, ant kiek kažkoks postas privertė susimąstyti, ant kiek kažkoks pokytis atsirado tom žmoguje, tai man yra pats didžiausias įvertinimas, koks tai gali būti. Aišku. Nes vadinasi, žmogus įsileido ir man tai yra didelė garbė, kai mano kūrybos dalelė paliečia. Kažką ir žmogus, kai pradeda galvoti. Vidus sujudino, suvirpino. Tai šitas man tikrai pati didžiausia dovana. Tas kaip kūrėjai iš tiesų yra labai, tikriausiai vienas aukščiausias. O, atsiprašau. Atėjo kažkoks emergency pranešimas į telefoną. Gerai, jūs ramina? Aš nežinau. Taip. Grįžtam. Taip. Tam įsižeminam. Taip, tai ką aš turėjau omeny, kad kūrėjam iš tiesų nėra svarbu ten tie, kaip sakant, taip, jie yra svarbu, bet tai nėra viso ko pagrindas, kaip sakant, tie laikai, patiktukai, komentarai. Ta prasme, mums yra svarbiausia tas toks, ta emocija, kad žmogų kažkurioje vietoje tą emociją pagavo ir jisai viskas, ir jisai yra tame. Taip,
Taip. Ir tai yra tiek su poezija, tiek su tavo vizualais, tiek su muzika. Aš pati klausiausi Vilmos YouTube kanalo, kai jinai pasidalino, man atsiuntė ten dainų virtinį. Imkit mane ir klausykit. Taip. Tai iš tiesų, tai yra kažkas nerealaus. Kai pagalvoju, kad tai yra dar naudotas, kurtas su dirbtiniu intelektu kažkiek, man tai yra kosmosas. Bet žinai, aš tau pasakysiu paslaptį, tokią vieną paslaptėlę. Žinai, aš suprantu, kodėl žmonės skeptiškai žiūri į tą dirbtinio intelekto kūrybą. Tai dėl to, kad, žinai, labai prikurta daug pigiemų. Pripažinkim. Neišdirbta, neišjausta, suvariau ir kepa ten vieną po kito, žinai. Pavyzdžiui, pas mane tai, taip nėra. Pas mane yra toks dalykas, kad jeigu aš sukuriu dainą, tai nebus tai, kad iš pirmo karto jinai, gerai, leidžiu, viskas vienodai ta kokybė susiklausys. Ne, pas mane yra tam tikri etapai. Pavyzdžiui, kol, tarkim, ta daina išeina į eterį, tai jinai pas mane dažniausiai būna vienintelė praklausyta kokius, 5 kartų. Yra daina, kuri praklausyta 80 kartų. Bet vien tik tai tam, kad aš bendrauju su to kūriniu ir aš ieškau, ar tikrai viskas tvarkinga ir tikrai viskas yra to lygio, kad aš galėčiau paleisti. Ir būna, žinau, tokių dienų, kaip kuri, tam balkonė savo sėdžiu, kuriu. Ir žinok, iš 70, pavyzdžiui, sukurtų dainų, duok dievę, 2 galėčiau išleisti eterį. Duok dievę, geriausiu atveju. O būna, kad ir sukuriu, vieną kartą skaičiavau, buvo 93 ir nei vienos negalėjau paleisti, nes buvo tragedija. Aš pati esu labai priekabi ir supranti, gal dėl to žmonės labai stebėsi, kad kurtas su dirbtiniu, nes aš jau, žinai, Wildai suėjo šią savaitę 7 mėnesiai kūrybos ir aš jau, supranti, kurdama, man jau kai kurie momentai yra tokie atšaižus ir aš jau girdžiu, kad tai yra dirbtinis. Tai iš karto perkeičiu, iš karto vėl darau viską iš naujo, kad ta kokybė būtų visai kita. O ką tu pasakytum tiems, kurie sako, kad, pavyzdžiui, dirbtinis intelektas ir kūryba visiškai nesuderinami dalykai? Oi, čia šitas klausimėlis, tai toks kaip čili pipiriukas, žinai, jisai aštus, man patinka iš tikrųjų. Iš šitą klausimą, žinok, aš keldavau savo pati ir labai daug kartų, kai pradėjau kurti ir galvoju, kaip protas įsijungi, žinai, kitas mūsų kritikas ir panašiai. Kokia tu kūrėja, tai čia dirbtinį rado, čia kūrė. Bet, žinai, bet kitą vertus, žinok, aš paskui pradėjau labiau gilintis, klausyti kitas muzikas, žiūrėti kitų vizualus, bet nepalyginimai, žinai. Ir man tada atėjo tokia mintis, kad, žiūrėk, bet juk koks skirtumas, ar aš kursiu su dirbtiniu, ar kažkas ten bus su birbynė, ar stovės didžėjus, kuris ten kokį 10 metų iš to pulto yra, ne, ar ten kažkas su kažkokiais instrumentais sukurs kažkokį garsą. Esmė yra vaibas. Ir kaip tu jį perduosi, tai jau čia visiškai tas įtakos neturi. Žmogus arba pajunta, arba ne, arba tu labai rezonuoji, arba ne. Viskas. Ir žinai, ir galvoju, tas įrankis, taip, dirbtinis, jisai tikrai ir palengvina, ir sutaupo, bet man, pavyzdžiui, kartais, ne kartais, bet man jisai daug geresnis yra įrankis vien dėl to, kad man yra su juo lengviau dirbti dėl to, kad jisai ištransliuoja pilnumoje tai, ką noriu aš pati pasakyti. Ir kartais, žinai, tarkim, jeigu susisiečiau su kokiu tai produceriu ar redaktoriu, man būtų sunku, aš tas žmogus, kad aš labai nuplaukiu kartais, žinai, per daug į kažkur ir man sunku išreikšti tai, ką aš noriu parodyti. O man šitas įrankis, man jisai padeda ir labai padeda išreikšti. Aš asmeniškai pati, tarkim, irgi naudoju dirbtinį intelektą tekstų rašymui, postutų rašymui, bet pas mane yra kaip, aš atsisėdu, aš sumetu savo padrikas mintis, kurios yra visiškai išsilaksčiusios, ten ir maždaug davai sudedam tvarkingai, gražiai, kad būtų rišlumas, aiškumas, nes pas mane mintis veja mintį. Tai mums tokiom paplaukusiom, kad tą visą sistemingai padaryti ir kad nenuklysti nuo temos, tai taip, dirbtinis tikrai šitoje vietoje padeda. O dar vienas klausimas apie tavo muziką, kurią tu kuri. Ar turi kažkokią tai mėgstamą dainą, kuri tau kažko galbūt yra ypatinga?
Oi, pas mane jų tikrai yra ne viena, bet šiaip aišku, Beyond the Soundline tai yra tas Wild himnas, kuris startavo ir tik tai atsiradus po savaitės jinai pateko į Power Hit Radio rubriką Made in LT. Tai man buvo iš viso kosmosas, nes aš galvoju, jėtų, nei aš didžiąją, nei ką, bet draugė skatinam, aš tiesiog nusiunčiau ir ją atrinko. Tai man buvo visiškai toks blue mindingas. Paskui tokios dainos kaip Don't Look Back, Don't Mess with Karma, Too Busy for Bullshit. Aš stengiuosi, žinai, per dainas perduoti kažkokią žinutę. Tai nebūtų kažkoks ten pamokslas, ten kažko kėlimas, kažkoks merkimas, bet kad vat, ir vėlgi tas, kad žmogus, žinai, eiti į tą gilį ir kad jisai klausytų ir vat, jaustų ir pagalvotų, okei, jau čia kažkas kitko yra. Nežinai, man labai patinka tas posakis, sako, kai mums yra gera nuotaika, mes kai pasileidžiam muziką, mes klausom tiesiog to ritmo. O kai mes jau esam liūdnesni arba pervargę, mes jau gilinamės į žodžius. Tai būtent tas mano yra dalykas, kad noriu, kad žmogus jau kad gilinimas į žodžius, jisai pajustų, kad jau čia kažkas kito. Tai va. Ir matau už tavęs tavo 3 kūdikiai labai gali. Taip, vakar pastriugo. Neišpasakotos istorijos. Tikrai, tai va. Tai mano 3, šiaip, kai anksčiau kurdavo, tai kuriu štai tokią naiviai gražią, tokios buvo mano knygelės, bet kažkaip, nežinau, kuriant jas atsirado staiga tokia, tiesiog, tokia, bet čia angliškas variantas, per Amazon galima įsigyti. Ir paskui galvoju apie tą lietuvišką variantą. Tai čia yra tematikos, jos nėra tai, kad yra padrikos. Tai yra grožio prakeiksmas. Tai štai tokios iliustracijos. Jo, ir šitos knygos, ta prasme, tai čia yra spalvinimo knygutės, bet ne šiaip spalvinimo knygutė. Čia yra lindimas į gilį, į save ir aš kaip supratau, tu spalvini iš jausmo ir po to kažkokius ten tekstus nagrinėjasi, atsakai klausimus, kažkas ten kažko. Taip. Tai čia pavyzdžiui, paimkim užmirštą, bet mano. Tai, čia parodau pradžiai, tai tokie paveikslėliai, bet kiekvienoje knygoje, pačioje pradžioje, yra tam tikros temos, štai, ir jos yra suskirstytos į tam tikrus lygius. Tai yra kaip atpažinimas, sąmoningumas, gilinimasis, konfrontacija ir integracija. Ir kodėl būtent taip, nes irgi galvoju, kad kas yra svarbu, tai pavyzdžiui atpažinimas, tai kai pradedi pastebėti savo jausmus, reakcijas, tos vidinius modelius. Sąmoningumas tai yra, kai pradedi suprasti, kodėl taip jautiesi, kodėl taip ilgiesi. Pavyzdžiui, gilinimasis tai yra, kai jau nebebėgi, bet jau leidi savo įeiti į tą visą, žinai, temą. Konfrontacija tai tas jau toks jau susitikimas akis į akį ir integracija tai jau kaip priėmė, kaip savo ir jau nustoji nuo to bėgti. Kodėl būtent tai atsirado tos potėmės, nes aš galvoju, kad kas kartą prieš spalvinimą, tai mes pačios jaučiam tada, ar mes norim šiek tiek lengviau, ar mes norim jau tą jau tokį labai labai gilį, žinai. Ir pavyzdžiui, atsivešiu iš, rentą temą, tarkim, tapimas, ne? Ir aš šiandien noriu kažko lengvesnio, aš tiesiog išsirenku iš atpažinimo, tai tarkim, kokiose situacijose atsiranda daugiau autentiškumo. Man klausimas, žinai. Ir aš tiesiog remdama atsiveršiu, šiandien spalvinsiu šitą ir pagalvoju, gal truputėlį čia paspalvinsiu, gal šiek tiek čia, gal čia. Ir vis reflektuojant tokį klausimą, kodėl pas mane yra tokie kitokie paveikslėliai, kaip ir vidiniam vaikė, tai šitas ir čia iš viso yra pats toksai labiausiai. Labai detalus, čia vienam tam paveiksliuką tu gali, aš nežinau, tiek visko pamatyti. Taip. O paveikslėliai pas mane gimė tokia mintis, kad truputėlį apžaisti protą. Nes kadangi klausimai yra pakankamai gilus, kadangi klausimai yra pakankamai tokie, žinai, reikalaujantis šiek tiek to tokio gilio, bet mes žinome, kad protas mus saugo ir jisai nenori, kad ten lystume. Tai kol jisai apsikrauna mintim, kad gerai, tai dabar gal šiek tiek ten paspalvint, gal šiek tiek ten, gal tokia spalva, gal tokia. Ir tas momentas yra tiesiog auksinis, kai mes galim jau įlysti giliau į save ir ištraukti. Tai dėl to ir atsirado tokie pavyzdžiai.
ką pati apie save sužinojai, kurdama šį projektą? Kad aš turiu labai dar daug kūrybinio gylio, kurio aš dar netradu. Žinai, kaip vandenynas, kai atrodo, kad jau kaip ir žino, koks sluoksnis, bet atrodo, jisai dar ten tęsiasi labai. Tai aš jau ir suvokiau, kad, dar daug pas mane reikės ką atrasti. Tai va šitas projektas man pačiai labai padėjo, nes visų pirma, kai gyvenu ne Lietuvoje, neturiu su kuo čia bendrauti, nes man patinka bendravimas su žmonėm, kurie siekia kažkokių tai tikslų, turi ambicijas, o, tokie tušti pokalbiai labai ne, nesekina mane kūrybiškai. Ir dėl to aš ir nėriau į tą kūrybą maksimaliai, tai ir vizualai, ir knygų rašymas, ir šitas projektas. Tai, supratau, kad dar daug neatrasta ir smagu iš tikrųjų. Eina. O ką tu pasakytum žmogui, kuris jaučia norą kurti, bet bijo pradėti? Pradėkit su baime, kurkit kartu su ja. Tikrai mes kiekvienas pradėjom tikriausiai, gerai, gal ne kiekvienas, bet dauguma pradėjom kurti lygiai su tokia pačia baime. Lygiai taip pat bijodamos ir galvodamos, o jie tau kas ką pasakys, kas ką pagalvos. Gal čia kvaila, gal čia protinga, o dar apie heiterius pagalvojus, tai ten iš viso kosmosėlį, žinai. Aš kaip sakau, kai pradedi kurti su baime, laikui jinai pasikeičia tokį adrenaliną. Aš padariau ir tas toks, žinai, jau kaip išleidau, jau tu gali pašipinėti savo produktą arba jau tavo paslauga išeina į rinką. Ir wow, kaip fainai, ir paskui atsiranda adrenalinas ir galiausiai tu pajunti, kad tu jau peržengi tą baimę ir ten tokie nuostabus atsiveria galimybių horizontai ir žmonės tokie fantastiškai ateina į tavo gyvenimą. Tai, nuostabu. Va tas turbūt ir, mes visą laiką, ta vidinė baimė, jinai neišnyksta, lygiai taip pat kaip ir šiandien kad tik tai neužlamintų vėl Instagramas kaip pavyzdys. Tai va, bet jeigu tai, tiesiog pradėkit su baime. Tiesiog. Kaip sakant, irgi kalbant apie tas baimės, tai yra visiškai normalu, kad mes žmonės jaučiam tą baimę kažką pradėdami, nes mūsų beždžionių smegenys, kaip aš sakau, mūsų beždžioniškos smegenys, jos mus saugo. Taip. Tu neik tenai, nes ten bus tas, tu nedaryk šitaip, nes ten kažkas kažką pasakys, pagalvos. Bet tai yra tik tai mūsų pasąmonė. Taip. Tai mūsų tas vidinis kritikas įsijungęs ir jisai mus labai, kaip sakant, saugo. Bet, nepabandęs nesužinosi. Tikrai taip. O kitas dalykas, tu pabandėjai, gerai, nepasisekė, darai, imi antrą kartą, nepasisekė, darai trečią kartą pasiseks. Ir 14 kartą pasiseks. Taip, ir iš tikrųjų, žinai, pradėjus su ta visą baimę, kažkaip laikui bėgant, tu pajunti, kad tavo savivertė pradeda augti, žinai. Bet tu pagaliau, ne tai, kad ten, man čia nesiseka, čia lūzerį, čia vėl nieks neišeišė, kas ką pasakys ir panašiai. Bet kai tu staiga atrandi ryšį su savim, tai, ta baimė neturi kelio tik tai pasitraukti, viskas, užleisti vietą. Nes esi daug stipresnė negu baimė. Ir iš viso, žinai, baimė, perfekcionizmas, tie visi dalykai ir išgalvoti. Bet, mūsų apsauga, Taip, visiškai sutinku. O kokia mintimi ir palinkėjimu norėtum palikti mūsų klausytojus? Aš, žinai, išgirdau frazę, kuri mane pačią labai palėtė. Kad pirmiausiai turi patikėti tu, o paskui patikės pasaulis. Ne atvirkščiai. Kuomet mes, žinai, nesaugom tų vertybių, kuomet mes, žinai, galvojam, kas ką pasakys, kad čia gal pirmiau reikia, kad tai būtų, kad tenai būtų, bet jeigu mes viduje neturim tikėjimo to, ką darom, tai pasaulis nepatikės. Jisai laiku bėgant, jisai paės, gal bus ta momentinė sėkmė arba tas pripažinimas, bet jisai išblės labai greitai, kaip ir atsiranda. Tai va. Visiškai sutinku, tu pats pirmiausia turi tikėti savim ir supras tą dalyką, taip aš suprantu, mes visi gyvenam ir mums visiems norisi tos kuo geresnės finansinės gerovės, bet ne viskas yra apie pinigus. Ir kai tu, čia vėl mano asmeninė patirtis kalba, kaip sakant, kai tu
pakeiti savo mąstymą, kad tai yra ne apie pinigus, o tai yra apie, sakykime, tą jausmą, tą kūrybą, kad pas tave žmonės ateina ir pas tave ateina, sakykime, žmogus atsiveda dar savo kažkokių ten draugų, šeimos narių, tas tęstinumas yra. Čia yra didžiausias įvertinimas. Ir labai. Pinigai, aš kaip sakau, pinigai yra nuolatos kintantis dalykas. Šiandien turėsiu daug, rytoj turėsiu mažai, arba ten nieko žmogus neturės. Bet vis tiek tas flow yra. Taip, žinai, aš anksčiau kiek pradėdavau kažką, taip, aš fokusuodavau į pinigus, nes musgi moko, žinai, kad ten turi suskaičiuoti, susidėlioti planą, ten turi tiek tų dalykų, pavyzdžiui, mane, kurie tu pasadink prie Excelio, aš prabliausiu, aš negaliu, man tie skaičiavimai, tai man yra kažkoks nuodas visai kūrybai ir man yra tragedija. Ir žinai, man kas patiko, kad savirealizacija, tai turi būti tavo tikslas. Ir būtent, kai tu realizuoji, pinigai pradeda eiti. Ir žinok, pirmą kartą gyvenime, aš dabartiniam, šitam visam procese ir etape, aš tik tai dabar supratau, ką tai reiškia iš tikrųjų. Nes pradėjau fokusuotis tiesiog ne į pinigus, bet į tai, kaip realizuoti. Ir eina, kodėl atsirado tas projektas. Mano, žinai, kažkada buvo toks labai noras būti gidūne. Kai aš buvau mažytė, aš įsivaizduodavau, kad aš gydydavau, bet ten kažkaip pas mane kažkas kito turi būti. Ir dėl to pas mane atsirado reikia. Ir būtent sukūriau tokį įrankį, kad tai išpildė mano tą svajonę. Nes... Mes vakar kalbėjom ir irgi labai noriu paminėti, kad išsisaugoti irgi pačiam įraše, kad tavo šitas neišpasakotas istorijas yra labai vertinga naudoti psichologams, psichiatrams, psichoterapijoje. Ne tik savo pačiam kaip savipagalba, lendant į savo, kaip sakant, tos tarakoniukus, bet ir specialistam. Iš tikrųjų, tikrai, iš pradžių kažkaip buvo ta mintis viena, kad kurti, taip tiesiog, žinai, bet, žinok, kažkaip pradėjau, paskui, kai gavau, realiai jau jas galiu pačiupinėti, tai galiu pasakyti, kad tai tikrai puikus įrankis, kas dirba ir su paaugliais, ir moterų krizių centrai, nes tai padeda eiti į gylį. Ir ypatingai tam, kam sunku išsikalbėti, tarkim, kažkokios terapijos metu, tai čia yra labai puikios pratybos, kurios padėtų tą padaryti. Ir net siūlyčiau iš tikrųjų šalia turėti visą laiką kažkokią tai užrašinę, nes reflektuojant kartais tokių minčių ateina ir tiek atrandi savį, kad tai tiesiog yra wow. Tiesiog. Ir dabar dar vienas dalykas pabaigai. Kur žmonės gali pamatyti tavo kūrybą? Na, tai kviečiu tada į bendrystę, į draugystę, galbūt ir į kažkokį gražų projektą, tai Facebook'e su Vilma Barysienė. O kas klausot muziką, tai kiekvienoje mėgstamoje platformoje tiesiog įvedus Wildy Woman, tai rasite visą tą mano tapetinį muzikos listą. Ir Wildy Woman taip pat ir Instagram'e dalinuosi savo kartais mintim ir vizualais ir muzikai, viskuo. Tai pavyzdžiui, kur galime pamatyti neišpasakotas istorijas, kokiose leidyklose? Leidyklų kol kas nėra, per asmeninę žinutę ir ką tik iškeliavo visa krūva į Lietuvą, nes radau tašką, kuris padės platinti. Nes šiaip, žinai, aš visą laiką kviečiu pirmiau į pokalbį, nes aš labai gerai žinau, tada pajuntu moterį, kuri iš tų knygų jai atitinka. Aišku, jau kas nori tikro gylio, tai faktas, kad tai jau visa linija. Bet šiaip siūlyčiau sukontaktuoti asmeninę žinutę kol kas. Tiesa, dar minėjai, kad man kažkokią tai knygą, pagal mano, kiek mes bendravom, kad pagal mano asmenybę man jau žinai kokią knygą. Tai man labai įdomu, kokią knygą man parinktum? Gausi visas 3. Aikto! Gausi. Ir vakar iš tikrųjų klausiau ne veltui, ar mėgsti aštriai, nes dėl to, kad kas perka visą rinkinį, tai gauna šokoladą dovanų. Ir kadangi aš mėgstu tokius, esu gurmanai, mėgstu neįprastus skonius, tai šokoladas yra mango su čili. O kadangi nemėgstate ponę aštrumo, tai gausite juodą šokoladą su apelsinu. Oi, apelsinas kaip geras. Ir čia jau gausite realiai įteiksiu, tiksime prie kavos puodelio būtinai. Labai.
Labai labai iš tiesų lauksiu. Ir vat, ką noriu paminėti, kad dar su kuriais, kai iš tiesų va, tai va, susibendravom, nes mes su Vilma bendravom dar iki šito pokalbio. Kokias savaitę, dvi? Savaitę. Tai pabendravus savaitę su kūrėju, tu visiškai kitaip į jį pradedi žiūrėti. Nes, kaip sakant, tie pokalbiai, nu va, labą dieną, papasakot apie save, viso gero. Bet yra tikrai žmonių, bet aš galiu suskaičiuoti tik tai ant pirštų, su kuriais va, po kūrybinių pokalbių dar išlaikom ryšį. Va. Šiaip tai iš tikrųjų didelis dėkingumas tau ir man esi tikrai didelis atradimas ir dovana. Nes dėl to, kad tu darai tokį didelį darbą, iš tikrųjų, savo tam veiklų verpetį ir va, šitie pokalbiai, tai čia yra, nu, kaip auksas, iš tikrųjų. Ir, nu, tikrai esu taip dėkinga tau be galo už tokią galimybę. Ir sakau, ir tu tai esi tas mano aukselis, kur irgi taip lentynėliai pasidėjus ir saugau. Jie tikrai labai labai nekantrauja mūsų realaus susitikimo ir kaip šitos gražuolės atsiras pas tave, tai tiesiog. Aš irgi labai laukiu. Ačiū tau labai. Ačiū tau, ačiū, kas klausėt, ačiū, kas klausysit įrašą. Dar, tai, žodžiu, šitas įrašas liks tiek pas mane, tiek pas Vilmą Instagrame. Ir dar aš po to viską, dabar lietuviškai, aplaudinsiu, įkelsiu. Aš dar visą tai įkelsiu į YouTube kanalą, pasidalinsiu jau tada su Vilma YouTube nuorodą ir jau tada Vilma per savo kanalus pasiskleidžiu. Ačiū, brangioji. Ačiū tau. Tai žodžiu, susirašysim dar tada. Būtinai. O kaipgi kitaip? Nu, iki. Gerai, ačiū. iki. Geros dienos. Ačiū ir tau, iki. Iki.